Šiandien vidurdienį Laisvės aikštėje Ąžuolo pagrindinės mokyklos mokiniai surengė akciją, kurios pavadinimas skamba tarsi kvietimas – pasodink 1000 giliukų. Ir kaip tarė, taip padarė. Visą 1000 būsimųjų ąžuoliukų išdalijo praeiviams. Giliukų dalybos mokyklos bendruomenės atstovų teigimu neatsitiktinės. Tai itin svarbaus visiems ąžuoliečiams įvykio įžanga. Spalio 22 dieną Ąžuolo mokykloje organizuojamas Respublikinis Ąžuolo mokyklų susitikimas. Tuo metu mes susibursime ir ausime bendrą draugystės juostą minčių, gerų darbų, pasiekimų ir tuo pačiu mokykloje vyksta mokinių fotografijų paroda apie ąžuolą. Akcijai mokytojos teigimu atsakingai rengėsi visa mokyklos bendruomenė, rinko giles, siuvo lino maišelius, į kuriuos jas sudėję ir netgi užrašę savo tikslus pasklido po visą Laisvės aikštę ir jos prieigas. Viliamasi, kad gavę netikėtų dovanų, miestelėnai išpildys vaikų lūkesčius. Ąžuolus skatiname sodinti ir kolektyviniuose soduose, ir sodybuose. Galbūt atsiras tokių drąsių vaikų, kurie ir šalia daugiabučio namo pasodins tą giliuką ir vėliau turės tiesiog prisiminimą apie savo gerą darbą. Patys akcijos dalyviai, grįždami jau tuščiais krepšiais, džiaugiasi, jog jiems tai buvo puiki bendravimo pamoka. Net taip paprasta prieiti prie nepažįstamo žmogaus, juolab su prašymu. Daugiausia yra gerų žmonių, bet yra tų, kurie kažkaip nenori. Jie sako, neturi kastuvą ar dar ką nors taip sako. Tačiau medžius, įsitikinusi Monika, sodinti reikia. Ir ne tik minint Lietuvos 1000-metį, bet nuolat puoselėjant savo miestą ar namus, kad būtų gera sugrįžti. Medžio pasodinimas reiškia, kad mylim gamtą arba reikia puoščiapti miestą, nes nedaug kas vis sodina medžius savo namuose ar sodybose.